Sveiki, šiandien noriu paprastai paaiškinti, kas yra YouTube, kodėl jis veikia ir kaip tai veikia, ir nuo ko reikėtų pradėti žmogui Lietuvoje, norint sukurti savo asmeninį kanalą, kuriame jisai rodys tai, ką jis nori rodyti, sakykime, ar save filmuoti, ar galbūt kurti kanalą apie kažką tai, apie žinias, apie muziką, apie filmus, lėktuvus galima, laivus, ką norime, karinę tematiką, viskas įmanoma YouTube. YouTube yra didelė platforma. Noriu paaiškinti ne teoriniam žiniom, gal kažkiek teorijos, bet daugiau noriu praktiškai paaiškinti, kaip veikia YouTube, kaip reikia daryti ir koks žingsnis po žingsnio reikėtų ką daryti, kad sukurt savo brandinį kanalą, sakykime taip. YouTube platforma tai yra, jinai iš tikrųjų nesivadina platforma kūrėjams. Čia yra platforma daugiau žiūrovams, bet mes kūrėjai vis tiek talpiname į šią platformą, nes paprasčiausiai jinai yra viena populiaresnių pasaulyje, sakykime taip, ne tik Lietuvoje. Ir kaip mes visi norime, aišku, iš to, ką mes darome, norime visi uždirbti. Pati sistema yra sukurta taip, kad atėjęs žiūrovas, sakykime, į YouTube, kad jisai toj platformai išbūtų kuo ilgiau, sakykime taip. Nes kuo ilgiau išbūna žiūrovas platformoje, tuo daugiau tu žiūri reklamos, tuo daugiau uždirba YouTube'as. Įmonė kita skaitosi AdSense, kuri susijusi su reklama ir kuri savo pasiema dalį ir dalį atiduoda kūrėjams, taip sakykime. Ir kaip sakant, jeigu tavo video padeda šitoje platformoje tai įgyvendinti, kad žmogui kuo ilgiau išbūti šitoje platformoje, tai tavo video automatiškai bus stumiamas, rodomas didžiai dalį žiūrovų. O jeigu tavo video bus, sakykime, kažkuom nepatik žiūrovams, jo jie nežiūrės, tai platforma automatiškai tavo video ir nesistengs stumti priekį. Todėl, kai žmonės sako, kad YouTube, pavyzdžiui, manęs nemėgsta, tai nepasakyčiau, kad tai yra iš tikrųjų teisybė. Algoritmas neturi jausmų, sakykime, ar dar kažko, jis netaip vadovauja. YouTube tiesiog tikrina, ar tavo video sulaiko žiūrovų dėmesį. Kaip sakant, tu nekovoji su kitais kūrėjais. Tu kovoji pirmiausia su žiūrovo, kaip čia išsireikšti, su žiūrovo nuobodu. Dabar papasakosiu, kas iš tikrųjų yra video YouTube'ės akimis. Tai bus ne turinys, ne informacija, ne kūryba. YouTube tai pirmiausia mato kaip tekstą, sakyčiau taip. Pirmiausia, tavo įkeltas video visada yra parodomas tam tikrai mažai žmonių grupiai. Pirmiausia, tai ką YouTube padaro? Tada, kada tu, sakykime, įkeli video, YouTube tavo video, sakykime, pateikia tam tikrai žmonių daliai tavo video. Ten, sakykime, 10, 20, 30, gal ir daugiau gali būti žmonių. Ir jisai stebi, kaip tie žmonės žiūri tavo video. Pirmiausia, ar jie žiūri tavo video pirmiausiai, algoritmas stebi, tada jisai žiūri, ar tu lieki su tuo video žiūrėti. Aišku, svarbiausias dalykas yra, ar žmogus paspaudžia ant šito video. Tai reiškia, kad pirmiausia video jūsų įkeltame yra ne pats turinys, ne tai, ką jūs ten sukūrėt, galbūt ten sėdėjot prie to video ir pavyzdys 3-4 valandas galbūt, kol jūs sukūrėt šitą video, bet ne tai yra svarbiausia pačioj pradžioj. Pačioj pradžioj jūsų tikslas yra padaryti gražų thumbnailą. Thumbnailas tai yra tas viršelis, kur YouTube jūs matote. Jis turi būti labai patrauklus. Ir kada jūs jį sukursite, jūs pasakykite savo, ar aš spausčiau ant šito paveikslėlio, ar jis man patinka. Tai va, turite padaryti tik sukūrę kanalą, pirmi video, kaip aš jau pastebėjau, turi būti
ypatingai turi būti labai geri, neskubėti juos sukurt kokybiškai, viršelius sukurt kokybiškai, toliau pavadinimą. Pavadinimas yra labai svarbu. Ir jeigu visi trys tie dalykai, tai yra paspaudimas, žiūrėjimas ir ar išlieka žiūrovas. Ir jeigu visi šitie trys dalykai yra įvykdomi, sakykime taip, tuomet jūsų video yra dar daugiau žmonių stumamas, rodomas. Bet jeigu kažkuris vienas iš šitų nesuveikia dalykų, automatiškai jūsų video gali būti pristabdomas ir, kaip aš sakau, galbūt laukiamės geresnių laikų. Kita vertus, tema yra ne apie tai, ką tu kalbėsi, o tema yra tai, kas yra žiūrovo galvoje visų pirmiausia. Jeigu tiesiog video nesukelia, kaip čia išsiaiškinti paprastai, jeigu video nesukelia žmogui, žiūrovui kažkokio tai smalsumo, tai jūsų video praktiškai galiu sakyti 90%, kad jisai tiesiog merdės ir jis peržiūrų surinks arba iš vis nesurinks, arba surinks labai mažai. Kaip pavyzdys, jeigu jūs padarysite kažkokią ten, galvosite, kad jūs čia rašote tema, sakykime, mano diena, tai nebus tema kažkokia. Tiesiog jūs turite skelti smalsumą žiūrovui kažkaip, sakykime, kaip pavyzdys, aš labai paprastai čia paaiškinsiu. Tai bus 7 dienos be telefonų. O, jau čia yra tema skaitysis. Skirtumas yra tik tas, kad antras variantas, sakykime, su telefonu, jisai sukels žiūrovui smalsumą, jis visada norės pasižiūrėti, kaipgi tas žmogus 7 dienas be telefonų. Reikia pasižiūrėti, aš ir pats galbūt taip nepadarau ir nedarau taip, o reikia pasižiūrėti. Tai sukelia žiūrovui smalsumą. Šitokios temos, jos visada pritrauks daugiau žiūrovų. Taigi, norint kurti Lietuvoje kanalą, reikia suprasti vieną dalyką, kad Lietuvos auditorija yra labai maža, palyginus su kitom valstybėm, kaip pavyzdys su Amerika, galbūt Jungtinė karalystė, Kanada, kad ir ta pati Rusija, Kinija, sakykime, ten auditorija yra didelė. Lietuvoje rinka, kai vadinu aš auditorija, yra maža, siaura. Dėl to, kada jūs sugalvosite kurti savo kanalą, jūs būtinai turit sugalvoti kažkokią tai temą, nišą, kuri tikrai būtų įdomu daugeliui ir kad visi ją norėtų pasižiūrėti ir būtent lietuvių kalba. Tai prieš kuriant savo kanalą pasidomėkite, ar tai, apie ką jūs norite kurti, ar Lietuvoje jau yra tokių kanalų, ar jų nėra. Ir jeigu matysite, kad šitą nišą nėra daug užpildyta, tai automatiškai reiškia, galite surizikuoti ir pabandyti sukurti kanalą. Nes jeigu jūs sukursite, kaip čia pavadinti, kažkokią tai nišą kanalą, kur yra tikrai labai daug tokių pavyzdžių ir yra tokia tikimybė, kad jūs tiesiog mažai išsipušinsit. Nesakau, Lietuva yra siauras toks takelis, kuriame reikia žinoti, kur įlipti. Tai yra tikimybė, kad jūs tikrai užauksit iki didelio kanalo, bet yra tokia tikimybė, kad ir ne. Dėl to aš siūlau pasirinkti tam tikrą nišą, susidėti pliusus, minusus ir pasižiūrėti, kokia konkurencija yra šitai nišai ir greičiausiai tada jūs turėsite nuspręsti, ar jums tai tinka. Dabar, ką jūs pirmiausia turit pasirinkti kryptį. Ne kažkokią nišą ar dar kažką. Pirmiausia, jūs turit pasirinkti kryptį. Kryptis tai yra pirmiausia, tai yra tai, ką žmogus atėjęs į jūsų kanalą, ką jis pirmiausia pamatys. Ar tai informacijos, ar tai linksminantis kūrinys, ar tai žinios. Tai pirmiausia, sakau, turite išsirinkti kryptį. Jeigu jūs savo kanale turėsite daug krypčių, sakykime, vieną kartą apie tai, kitą kartą apie kitą dalyką, tai, kaip jums pasakyti, tai algoritmui nebus pats geriausias variantas, nes jis nesupras, kokiai auditorijai siūlyti jūsų kanalą. Dėl to geriausia yra pasirinkti vieną kryptį, jos vienos laikotės ir tada algoritmas suras jums žiūrovus pagal jūsų kanalą, jūsų krypčiai ir tokiu atveju jūs sulauksite daugiau žiūrovų ir taip algoritmas greičiau suras jums to, ko reikia, kad būtų daugiau peržiūrų.
Taigi, būtų dar antras žingsnis. Reikia sukurti pirmą 10. Pirmi 10 video, jie nėra skirti, sakykime, sėkmiai, ar ten, kad iš karto užaugs tas kanalas. Pirmi 10 video yra, kaip vadinu, mokymuisi. Jūs turite susipažinti, išmokti su pirmais 10 video. Šitie pirmų 10 video, kaip ir minėjau prieš tai, jie nėra tam, kad jūs ten jau, kaip sakant, eitumėte į priekį. Pirmi 10 video, sakyčiau, taip yra tam, kad jūs išmoktumėt, suprastumėt, kas jūsų kanale veikia geriausiai ir kas yra geriausiai jūsų kanalui. Jūsų yra tikslas per tą 10 video suprasti, kas geriau veikia, kaip geriau montuoti. Ypatingai yra labai svarbu pirmuose 10 video, pati pradžia, sakykime, iki pusės minutės. Jūs per tą pusės minutės turit labai smarkiai užkabinti žiūrovą. Jeigu jūs tą pusę minutės neužkabinsite, praktiškai žiūrovą prarandate, jis išjungia ir eina į sekantį video žiūrėti. Tai pirmi pusę minutės, bent jau aš pastebėjau, stenkitės kažką intriguojančio, užkabinančio, kažkoks turi būti kažkas tokio, wow, turėtų, kad žmogus turėtų, sakytų savo, na ką, reikia pažiūrėti toliau, galbūt pamatysiu, kas ten taip ir bus. Tai va, pirmas 30 sekundžių būtinai reikia, kad išlaikyti žiūrovą. Jeigu išlaikysite tą 30 sekundžių žiūrovą, praktiškai jūs jį išlaikysite ir daugiau, ir 2, ir 3, ir 4, galbūt ir iki pačio galo, jeigu tikrai sudomins. Dar, sakykime, kada jūs padarote pačią pradžią, ne? Nesistengkite ten labai ilgai pasakot kažko, sveiki visi ten, kažko, nes žiūrovas ateina iš tikrųjų neklausytis, kaip jūs ten pasisveikinsite ten pusę minutės ar dar kažko. Pasisveikinot ir iš karto einat prie esmės, nes žiūrovas nori iš karto pamatyti esmę to, ko jis atėjo, jis to iš karto ir tikisi. Jam dažniausiai nėra įdomu tas jūsų ilgas kalbėjimas, ten galbūt, oi, ten kažką pasakojimas, ne į temą visai. Pasisveikinot, padėkojat ir iš karto einat prie reikalo. Trečias žingsnis tai būtų pavadinimas video ir miniatiūra. Miniatiūra, kaip minėjau, yra tas paveiksliukas YouTube'ai, kai jūs ateinate, ieškote video, jūs laiką pamatote paveiksliuką tą. Jinai skaitosi lietuviškai miniatiūra, angliškai vadinasi thumbnailas. Tai 70% jūsų video sėkmės duoda šitas paveiksliukas ir pavadinimas. Tai čia yra vienu svarbiausių dalykų. Jūs galite video padaryti labai geros kokybės, labai aukštos kokybės, nepriekaištinga. Bet jeigu nebus paveiksliuko ir pavadinimo gero, praktiškai jūsų video pasmerktas žlugti, taip sakykime. Arba jis turės mažas peržiūras. Taip kad pavadinimas, thumbnailas turi būti su intriga, su užuominam kažkokiom. Žmogus būtinai norėtų užeiti ir pasižiūrėti jūsų video. Tai čia yra vieni pagrindinių dalykų, dėl ko žiūri arba nežiūri jūsų video. Kaip čia pasakyti dabar, pradedantieji labai kartais daro didelę klaidą. Sakykime, daro thumbnailą kažkokį labai spalvotą, daug prirašytą, daug prikištą visko. Bet kada žmogus ieško kažko, ypač dažniausiai, juk mes ieškom informacijos telefone, tai žmogus dažniausiai pamato emociją kažkokią. Pirmiausia, emocija yra pamatoma. Ne kažkokių daug spalvų prikišta, ten beleko, kaip plakatas padarytas. Šitaip nereikėtų daryti. Sakykime taip, miniatiūra turi sukelti klausimą jums. Pirmiausia, pamačius miniatiūrą, klausimas, gal ten iš vaizdo kažkas, o kas čia gali būti, o dar kažkas. O pavadinimas turi jums pažadėti atsakymą, va taip. Miniatiūra turi sukelti klausimą, o pavadinimas turi jums pažadėti atsakymą. Ne atsakymas, bet pažadėti. Ir jeigu tai papildo vienas kitą, sakykime, miniatiūra ir pavadinimas papildo vienas kitą, jeigu jie būtų atitinka vienas kitam, praktiškai viskas turi suveikti tada, viskas būna gerai. Ketvirtas variantas tai yra
pats kalbėjimas. Nesistengkit jūs, kada jau darysite kanalą, kaip ir aš, pavyzdžiui, aš kalbu paprastai, matau. Kalbu taip, kaip man išeina, paprastai, esu toks prie žemaitijos daugiau, žemaitiškai, paprastai, nevijoju kažko į vatą, kaip man gaunasi, tai pasakoju, nes dažniausiai paprastą žmogų tai ir traukia paprastumas. Nereikia ten aukštom frazėm pasakoti, kažką bandyti ten paaiškinti, kur galbūt jūs ir pats nesuprantate, sakykime taip. Stenkitės visada pasakoti viską paprastai suprantamus žodžiais. Kada jūs pasakojat, sakykime, jūs stenkitės įsivaizduoti taip. O dabar kaip aš esu čia, tu, žiūrovas mano dabar, kur tu žiūri, tu esi ten, ne? Tai kada tu pasakoji, stenkis kad aš pasakoju tau, ne didžiai daliai, bet kaip vienam žmogui, kad pasakočiau. Tu turi va taip įsivaizduoti, tada viskas bus liuks. Bet jeigu, sakau, pasakosi auditorijai, žmogus tada pajaučia tokį kaip ir atstumą didelį ir jis dažniausiai palieka kanalą, sakyčiau taip. Dėl to stenkis pasakoti žmogui, o ne žmonėms. Kada tu pasakoji vienam žmogui, tada žiūrovas jaučia, kad tu jam pasakoji ir jis jaučia tokį artumą ir jis stengiasi tada ir žiūrėti. Kada, sakau, pasakoji auditorijai, plačiai dažniausiai tai žmogų nesudomina ir jis dažniausiai 70% jis palieka tą kanalą. Dėl to stenkitės sudominti, kuo arčiau žiūrovą būti. Taigi, dabar papasakosiu 5 žingsnį apie video ilgį, sakykime taip. Video ilgis neturėtų būti nei per ilgas, nei per trumpas. Kaip YouTube mato jūsų video? Jis nemato ilgas, trumpas, jis visai kitaip žiūri algoritmas į jūsų video. Jisai žiūri taip, jeigu jūs kaip pavyzdys įdėjo 10 minučių video, taip, YouTube pirmiausia žiūri, kiek tam 10 minučiai išlaikyti žiūrovų. Jeigu išlaikyti 50%, 5 minutės, jis skaitosi jau tikrai yra neblogai. Bet jeigu jūs padarėte, sakykime, 20 minučių video ir žmogus po 5 minučių išeis, tai jau bus blogai. Jūs reiškia nesudominat jūsų video nesudomina žiūrovą, jūs jo neišlaikote. Tai jeigu matote, kad jūs neišlaikote žiūrovų, tai ir stenkitės daryti tą trumpesnį video, nesistengkite ištempti video, kur jūs tą patį per tą patį pasakosit, žmogus paprasčiausiai matys, kad čia tą patį varo ir jis greičiausiai paliks, o jūsų didžioji dalis video bus dar neperžiūrėta. Todėl nesistengkite ištempti šito video iki belekiek. Negalvokite, kad jūsų video ilgesnis, tai ilgiau ir žiūrės. Gal kažkuris ir pažiūrės, bet didžioji dalis tai nežiūrės, žinokit. Jeigu ištempsit video apie nieką, ten kalbėsit tušiai, pilsit iš tušiai į kiaurą. Tai jeigu matot, kad jums tik tiek išeina ir tiek ir padarykit, nes algoritmas matys, kad jūs išlaikot iš 10, sakykime, minučių 5, tai čia bus superinis variantas. Bet jeigu iš 20 minučių išlaikysite 5 tik tai minutės, bus blogai. Algoritmas matys, kad neįdomus video ir jis nerekomenduos visai kitiems žiūrėti jūsų video. Taip, dabar bus šeštas žingsnis, tai bus apie jūsų įrangą. Nesistengkite pačioj pradžioj įsigyti ten geriausios kameros, geriausią mikrofoną. Jeigu reikėtų rinktis iš 2 dalykų, ar tarp mikrofono ir tarp kameros, tai pirmiausia gal rinkčiaus, kaip ir rekomenduoja, rinktis geriau gerą garsą negu gerą vaizdą. Nu vis tiek, jūs nefilmuosite su muilinė kamera, kur ten jau susiliejęs vaizdas. Nu šiuolaikinės kameros vis tiek plius minus tą YouTubinį tą žiūrėjimą atitinka. Tai pradžiai geriau geras mikrofonas, o paskui, jeigu jau išeis geriau, tada gerą kamerą įsigyti. Tai nesistengkite pradžioje investuoti didelių pinigų, nes supraskit vieną, galbūt jūs perdegsit, galbūt jums nebebus įdomus tas kūrimas. Žinokit, kūrimas tai yra nėra šiaip sau, kad pakūriau, paskui po mėnesio dar įmesiu. Ne, taip nieko hebra nebus. Jeigu jau pradėjot kanalą, jis turi eiti ir dirbti. Nes jeigu jūs pradėsite daryti didelius tarpus, nieko nebus. Tai dėl to nerekomenduoju pradžiai kažkokių baisulinių brangių kamerų, mikrofonų. Pradžiai pilnai tiks ir telefonas. Kaip ir minėjau, telefonuose dabar tos kameros irgi nėra blogos. Tai pasibandykit pradžiai su telefonu.
Po to galit pamandyti, jeigu matysit, kad jums tai patiko, atsirado peržiūros, visa kita, tada galite investuoti į kamerą. Kaip aš dabar nupirkau kamerą, nežinau kokybė, turbūt nebloga, tai, bet jau čia su YouTube aš jau dirbu, žinote, hebra, nuo 2011 metų. Tai su lietuviška YouTube, su užsienietiškom YouTube, tik tais pusmetis gal yra dabar kažkur. Tai va, pradžioj, 6 punktas, neinvestuokite į baisulinės kameras ir mikrofonus, stenkitės pradžiai pasibandyti su telefonu. Taip, 7 punktas būtų apie įkelimo video dažnumą, sakykim taip. Mano patarimas būtų toks, jeigu jūs galite, bet čia ne kiekvienas taip gali ir galbūt taip ir neišeitų kiekvienam, geriausiai tai yra kelti kasdien. Bet jūs galite kelti ir vieną kartą į savaitę savo video, sakykim taip. Pagrindinis dalykas tai yra stabilumas. Jeigu jūs keliate kasdien video, tai jūs kasdien ir turit kelti. Negalite daryti pertraukų. Jeigu keliate vieną kartą į savaitę, taip vieną kartą į savaitę visada ir kelkit. Algoritmas jums taip užfiksuos ir taip eis jūsų video. Kitas klausimas, ar geriau 10 paprastų tokių, taip, kažkokių paprastų ten bėgiojančią kamerą, ar vienas geras video. Tai geriau darykit vieną gerą video, jis daugiau turės naudos negu 10 ten belė kokių video ir trumpų. Tai video irgi stenkitės išlaikyti bent jau 8 minučių, mažiausiai 8 minučių, nes jeigu pamenu, lygtis nuo 8 minučių algoritmas geriausiai vertina. Ir anksčiau bent jau buvo nuo 8 minučių apmokamas video, iki 8 minučių jį buvo neapmokami, bet dabar, kiek domėjaus, lygtais yra ir mažesni video jau apmokami. Tai, bet stenkitės, mano, bent jau aš lietuvišką kanalą, kur kuriu, tai stengiuosi bent jau, 10 minučių, kad būtų, bent jau 10. 10 iki 20, bet taip yra optimaliausias, nes kada yra per ilgas video, irgi sunku išlaikyti žiūrovą, žiūrint, ką jūs darot. Vat kaip, pavyzdžiui, kaip šitas kanalas, tai yra informacinis, aš pasakoju, jeigu jūs tikrai domitės šią temą, jūs žiūrėsite iki galo. Bet jeigu jūs ten iš savęs kažką, jeigu padarysite labai ilgą, gali būti, kai jūs žiūrovo tiesiog neišlaikysite. Tai stenkitės stabiliai. Jeigu į savaitę vienas, tai ir savaitę vienas visada kelkite. Jeigu kiekvieną dieną, tai ir kiekvieną dieną kelkite ir stenkitės taip ir kelt. YouTube algoritmas labai mėgsta konkretumą. Jokių ten svyravimų, dabar gal, sakykime, šiandien kelsiu, rytoj nekelsiu. Labai mėgsta YouTube stabilumą, tada jis pradeda jūs vertinti. Jeigu mato YouTube, kad jūs stenkitės, tada ir dėl jūsų YouTube pasistengs. 8 patarimas tai būtų pradžioje video, kada jūs kūrite, nesistengkite pačioj pradžioj sakyti prenumeruok mano kanalą. Nesistengkite, nes pradžioje jūs turite sudominti žiūrovą, ypač jeigu esate naujas kanalas. Ir tas tuščias žodžiavimas gali žiūrovai įdomiai pasirodyti, galbūt jam atrodys, kai čia bandot prastumti kanalą, dar kažką, tipo, užsiprenumeruok. Nesistengkite to pradžioj pasakyti. Pačiam gale video, jeigu žmogus jau peržiūrės šitą jūsų video, galit padėkoti ir paprašyti trumpais žodžiais, užsiprenumeruok mano kanalą, ačiū. Taip galite pasakyti, bet jau pradžioj stenkitės eiti prie tikslo, pasisveikinat ir iš karto sakote tai, ką jūsų video buvo pažadėta. Stenkitės nedaryti video, pažadėjot vieną, o rodot kitą. Tai šito nedarykit, šitos klaidos. Nes visų pirma, prenumeratorius neužsiprenumeruos jūsų kanalą ir neišlaikysite ilgai žiūrovų. Šitos klaidos nedarykit. Taigi, sekantis punktas bus toks, nesistengkite, jeigu jūs pradėjote, pavyzdžiui, kurti vieną kryptimį ir jūs ten naršote YouTube'į, pamatėt kažkokį video, sakykime, wow, žiūri ten peržiūrų, belekiek atrodo, ne? O jūsų ten peržiūros nieko nerenkia. Ta prasme, nerenka. Tai jūs nesistengkite keisti krypties. Jeigu pasirinkot vieną kryptį, jos ir laikykitės, nes jeigu jūs pradėsite blaškytis ir pradėsite kurti kitą kryptimį, ten kaip pavyzdys, pradėjote kurti apie gyvūnus, o pamatote, kad eina video apie sportą ir jūs pradėsite kurti apie sportą,
tai algoritmas jūsų nebepušins, nebestums į priekį. Nes algoritmas paprasčiausiai nebesupras, apie ką jūs dedate video ir kokiam žiūrovui jūs parodyt. Tai stenkitės krypties nekeisti. Dar koksai prie to paties papildymas tai bus, kada jūs kursite thumbnailą ir patį stilių, sakykime taip, tai jūs ir stenkitės išlaikyti vienam stilių. Ir viena kryptis ir vienas stilius. Nes, sakykime, kai jūs įgelsite 10 video, galbūt jūs nelabai kaip priims algoritmas ar žiūrovai, sakykime taip, bet kada galbūt jūs įkelsite 11 video, tai tas 11 video jau matys, kad yra konkrečiai vienodai padaryta, savo stilius, savo kryptis, ir tada pats žiūrovas žiūrės į jūs kitaip ir pats algoritmas jūs kitaip visai pušins. Taip, 10 punktas bus apie motivaciją, sakykime taip. Didžioji dalis padaro klaidą, tai sakykime taip, kuria video, ten žiūri, kad peržiūros neina ir dažniausiai būna žmonės palieka kanalą, jo nebekuria, ar motivacija dingsta, dar kažkas. Tai čia yra didžiausia klaida. Jūsų video gali pirmus 3 mėnesius, 2 mėnesius gali visiškai neturėti peržiūrų, turėti peržiūrų, bet labai mažai, gali motivacija visiškai nukristi. Tai va, šitam laikotarpį 2-3 mėnesiai didžioji dalis, kaip ir minėjau, palieka savo kūrybą, savo YouTube'ai ir čia padaro žmonės didžiausią klaidą, nes, kaip ir minėjau, 2-3 mėnesius gali būti toks laikotarpis, kada YouTube kartu su jomis mokinasi, stebi jūs, žiūri, analizuoja, tai reikia išlaukti. Yra esmė išlaukti savo laiko. Gali būti vieniems, gali būti ir mėnesio užteks, kitiems gali būti ir 3 mėnesių užteks. Čia svarbiausias yra kantrybė ir išlaukti savo laiką. Taip, 11 punktas. Ką reikia analizuoti? Reikia analizuoti kiekvieną video, sakykim taip. Reikia analizuoti ne tai, kiek yra peržiūrų, o analizuoti jums reikia, kiek jūs išlaikote žiūrovą, sakykim taip. Reikia suprasti, kurioje vietoje žiūrovas pabėga. Gal, kaip čia jums paaiškinti, jūs turite išanalizuoti tai, galbūt kažkas nepatiko žiūrovui, kai jis pabėgo. Analizuokite, galbūt per daug ten kažko šnekate, galbūt net tai šnekate, galbūt per didelį garsą padarėte, foninį, sakykime, muziką, galbūt ta muzika foninė nepatiko žiūrovui. Analizuokite kiekvieną savo video. Tik taip suprasite, kokios jūsų yra klaidos. Neanalizuosite savo video, tai jūs su tom pačiom klaidom kelsite visus video, tai sakykime taip. Kiekvieną video analizuokite, kodėl peržiūros, kada peržiūros, kas žiūri, kiek žiūri, kokio amžiaus žiūrovai žiūri. Tai visą tai turit surišti vieną ir tai kažkiek yra ir psichologinis toks dalykas. Reikia perprasti, kas jūsų amžiaus žiūrovams galbūt yra įdomiau ar kažkas tai. Žodžiu, esmė yra jūsų analizuoti savo video ir stebėti, kas veikia, kas neveikia. Analizavimas yra labai svarbus dalykas. Sakykime, nuo taip maždaug 20-30 video jūs jau galite žiūrėti, kaip YouTube veikia, kas veikia. Nes tik nuo pirmų video, sakykime, ten gal 10 video, kitą kartą yra sunku suprasti, kas veikia, kaip veikia analizavimas. Galbūt thumbnailą reikia pakeisti, galbūt pavadinimai netokie netinka, neužkabinantis, galbūt thumbnailo spalvas netokias, galbūt video pradžia neužkabinanti. Tai jūs stenkitės po 20-30 video jau būti maždaug įsianalizavę, kas limpa, kas nelimpa, kas geriau, kas blogiau. Tai tada jūs suprasite, kaip veikia YouTube, kaip jisai geriau stumia. Tai vat, pirmiausia, 10 pirmų video reikėtų mokintis, žiūrėti, kas eina, o iki 20-30 video reikėtų jau analizę pasidaryti, kas jūsų kanalui geriausia jau yra. Taip, ir paskutinis punktas tai bus jūsų tikslas YouTube'e. Sakykime, jeigu jūs dabar tik susikūrėte kanalą ir jūsų tikslas yra pinigai, tik atėjus,
Nieko nebus, hebra, iškart pasakau. Jūsų tikslas dabar atėjus YouTube yra, kaip pasakyti, daryti patį video pirmiausiai, kokybiškai ir, kai aš minėjau, analizuoti. Tik tada, kai jūs jau pradėsit kurti ir analizuoti video, matysit, kas veikia, kas neveikia. Tik tada nuo viso to sulipdyto, kokybiško kamulio, tik tada jūs pradėsite generuoti pinigus, sakykime taip. Bet jeigu jūs ateinat su pirma mintis pas mane, dabar pavarysiu babkių, taip nebus. Visų pirmiausia, galiu pasakyti taip, kad jūs, jeigu su tokiu mąstymu ateisit, jūs po kokio 10 video, greičiausiai 15 jau prarasite norą, nukris ūpas, kaip sakant, kurti kanalą. Tai nemanau, kad čia bus pats geriausias variantas. O žiūriu, net fonas pasikeitė po pusės minutės. Ir stenkitės, nesu ta mintim, stenkitės kaip savo kokį galbūt hobį tokį įsivaizduoti, kai čia mano toks galbūt ateityje kaip ir papildomas uždarbis, bet tikrai pradžioj negalvokite apie pinigus, nes tai jūs labai greit nužudys. Sakau iš patirties, tas jausmas, kad nepušina kanalai, pas kolegas galbūt eina geriau, pas mane blogiau, kaip čia uždirbsiu, niekas čia neuždirbsiu, šūdas, ir jūs pats save taip labai greit nužudysit. Ir jums pradings motivacija ir 90%, kai jūs tą kanalą tiesiog paliksite ir jis taip ir liks. Tai neikite su mintim pradžioj, kad bus pinigų. Taigi, dar vienas iš paskutinių punktų beveik. Čia prieš visą kūrimą, prieš viską jūs turėtumėt užduoti savo klausimą. Klausimas turėtų būti toks. Kodėl žmogus būtent turi, eidamas YouTube, pamatęs jūsų, ten, sakykime, thumbnailą, kodėl jis turėtų žiūrėti būtent jūs? Tai jūs pirmiausia turėtumėt užduoti tai klausimą savo. Kodėl mano kanalą būtent žmogus turėtų žiūrėti? Tai va, jūs pirmiausia turėtumėt tai savo užduoti, susigalvoti, peržiūrėjus konkurentus, susigalvoti, kaip jūs darysite, susistrateguoti ir tik tada galbūt pradėti jau kurti kanalą, ten, sakykime, thumbnailus, skriptą susigalvoti, ką jūs pasakosit, nusipirkti kamerą, mikrofoną, galbūt ten kompiuterį, galbūt jeigu jau montuosite daugiau kaip pas mane, jau man telefoną neužtenka, man reikia kameros ir kompiuteriai pas mane yra 3. Tai, žodžiu, visą tai toliau aš jums papasakosiu sekančiuose video, kaip kas veikia, kam ko reikia. Bet pagrindinius dalykus aš jau beveik jums išpasakoju, visi punktai, kurie yra reikalingi. Ir kaip sakiau, jeigu jūs turite aiškumą apie savo kanalą, tada kanalas pradeda gyventi. Aš sakau, tada jisai gyvena, rodo ir jis pradeda eiti į priekį. Bet jeigu jūs neturite jokios strategijos, jokio nieko, tai jūsų video tai tas pats, kas dabar paimčiau šautuvą, šaučiau į orą. Neaišku, kur šaus, kur pataikys, kažkam užklius, gal kažką peršaus, galbūt tiesiog šaus į viršų ir nukris. Čia va taip yra. Taigi, tai pabaigai noriu pasakyti, kas yra YouTube iš tikrųjų. Tai nėra platforma kelti video. O tai yra platforma, kuri analizuoja tavo gebėjimą išlaikyti žmogų jūsų video. Ir, kaip sakant, kuo greičiau šitą išanalizuoji ir supranti, tuo greičiau tu nešvaistai laiko belekam, belekur, belekiek. Ir tada tu pradedi kurti video konkrečius tokius, kokių reikia. Sakykime, kad išlaikyti video žiūrovą, kad jisai sudominti žiūrovą. Tai va tiek būtų mano rekomendacijų. Ir rekomendacijų, kas yra iš tikrųjų YouTube. Tai pradžiai tiek papasakojau, 15 punktų, kurie tiesą pasakius gal padės jums suprasti, kaip veikia YouTube, kas yra YouTube, ką reikėtų įsidėmėti ir ką reikėtų žinoti. Tai šiam kartui toks video, ačiū žiūrėjusiems, iki sekančių video, iki.